Aplinkui mane, už manęs, visur yra minios žmonių laukiančių eilėje. Ar kada teko pagalvoti, kad kultūros teks laukti eilėje? Tačiau šiandieną teks, todėl kad Vilniuje vyksta kultūros naktis, kur vyksta apytikriai 200 renginių. Stengsimės aplankyti kuo daugiau jų. Būtų nuodėmė bevaikščiant po įvairius renginius, nepasiklausyti, ką šneka Žemaitė. Mano rankose yra telefonas. Sulaukime jos skambučio. Negaliu su Tomista kalbėti šis žemaitišką, nes pons liksimonis nesupratis, bet ko darys. Bet vis tiek Tomista esu baisiai dėkinga, kad nepraėję pro šalį. Aš kožną dieną sėdu į lauko, kad kas atėtų į man paveizėti. Kad Tomista man dai paskombina, dievų dievs, kitaip nepavadinsi. Pasikalbėjome su Žemaite, dabar judame link Gedimino pilies. Kaip matėte, žmonių kiekis visiškai nemažėja, o tik tais didėja. Taigi, lankysime kitus renginius. Jis gimęs iš karo, labai gerai. Jungtis prie mūsų. Ėmė ir priėmė Vilniaus universiteto kiemelį. Pasiklausėme nuostabaus orkestro ir pasigrožėjome puikiu architektūriniu ansambliu. Pasigrožėkite ir jūs. Mano rankose kultūros naktų žemėlapis programa. Teko ir mums truputėlį prisėsti, nes pasirodo kultūra irgi gali varginti. Apsukome ratuką ir vėl esame prie Baltojo tilto, kur milžiniška minia žmonių laukia vandens iliuzijos renginio. Taigi, pažiūrėsime ir mes.
Jau gerokai po vidurnakčio, tačiau žmonių nei kiek nemažėja. Įvertinus visą programą, jinai puikiai pradžiugino tiek vaikus, tiek suaugusius. Tad linkime pasimatyti ir kitais metais.